Matai, Augustai, džiaugiuosi jūs matydamas. Sveiki atvykę pas mane į svečius. Štai ir atėjo stebuklingų žiemos švenčių metas. Ar jums dabar linksma ir smagu? Jeigu taip, prašau nusišypsoti ir delnais galite suploti, jeigu norite, žinoma. Tai mūsų naujas draugas, papūga vardu Rikis. Jis pamėgo palėpę ir nori gyventi tik čia. Selfie ir Leopoldas taip pat atsitempė čia savo guolius. Dabar visi kartu palėpėje šeimininkauja. Dabar mes nusileisime žemyn ir trauksime į kino salę, o pakeliui minutėlį užsuksime į meteorologinę stotį. Reikia patikrinti, kaip veikia mano sniego malūnas. Taip, priartinkime. Štai jis, gražuolis. Dieną naktį triūsia, sniego miltus mala. Jūs tikriausiai svarstote, ar vienas malūnas gali primalti sniego visam pasauliui. Žinoma, negali. Juk pasaulis toks didžiulis. Iš mano malūno snegelio nelabai daug. Užtat jis ypatingas. Jūs jį iškart pažinsite. Iš jo galima nulipdyti pačius geriausius senius besmegenius. O dabar į kino salę. Leopoldai, selfie, jūs jau čia. Sėskite kuo arčiau manęs. Vasarą, kai neturiu tiek daug reikalų, aš dažnai čia leidžiu laiką. Kartais žiūriu filmus apie gyvūnus, o kartais apie save. Kokių tik istorijų apie mane prikurta. Bet kartais peržiūriu ir savo sveikinimus. Ten tiek daug įdomių akimirkų. Štai selfie šoka, uodega musikuoja. Štai Leopoldas atsliūkino iš dovanų salės, visas pasidavinęs dovanų juostelėmis. O štai jis įlipo į matavimo įrenginį ir vos jo nesugadino išdykėlis. Štai mano biblioteka, kur saugomos viso pasaulio vaikų knygos. Čia aš pas voveraitės užsukau. O čia Leopoldas ant gaublio. Kartą sapnavau tokį sapną. O dabar su malonumu peržiūrėsiu šiame dideliame ekrane jūsų nuotraukas. Tądien jūs gerai pasilinksminote, ar ne? Kokie drąsūs vaikai! Tu toks talentingas berniukas. Oho, ne kiekvienas vaikas taip galėtų. Kokia linksma nuotrauka. Pirmą kartą į pirmą klasę? Tikriausiai malonu išsimaudyti karštą dieną. Aš pats niekada nesu bandęs. O jau jūsų gražumas visai kaip jūsų tėvų. Dėkoju už žiemišką nuotrauką. Na kągi, metas judėti toliau. Noriu parodyti jums šitą dovanų salėje.
šiandien esu pasiruošęs su jumis pasidalinti vieną iš savo paslapčių. Pažiūrėkite, kiek dovanų jau paruošta vaikams iš jūsų šalies. Lietuva. Ar norite sužinoti, kaip visos šitos dovanos sutilps į mano roges? Na kągi, žiūrėkite. Jeigu reikia, dovanas dar labiau sumažinsiu, o kai atvešiu į vietą, vėl padidinsiu. Ho, ho, ho! Štai kokia dabar šunytė, bet ne bėda, akimirksniu tai ištaisysime. Selfe, mieloji, kogi tau reikėjo šiame dovanų skyriuje? Juk tu žinojai, kad aš jas mažinsiu. Nejaugi Rikis tenai įskrido, o tu norėjai jį parsikviesti? Įsivaizduoju, kokio dydžio dabar mūsų papūga, nedidesnė už musę. Kaipgi ją mums rasti? Oi, dovanų salė tokia didžiulė. Mažutėlės papūgos čia niekaip nerasiu. Pabandysiu jį pašaukti. Riki, Riki, skrisk čionai. O, na ir puiku. O dabar keliaukime į mano kabinetą. Aš jau iš bibliotekos nunešiau tenai jūsų knygą. Į šią knygą įrašyti visi jūsų geri poelgiai ir visos jūsų išdaigos. Bet mes neskaitysime šios knygos, o įdėsime ją į nuostabų, stebuklingą įrenginį ir iškart sužinosime viską, ko reikia. Na ką, pradėsime? Matai, taip, šiais metais tau sukako 7 metai. Pažiūrėkime, koks buvo tavo elgesys. Aštuonetas. Džiaugiuosi, kad tavo elgesys šiais metais buvo toks geras. O dabar patikrinsime, kaip tau sekasi mokslai. Devynetas. Labai aukštas rezultatas. Ne kiekvienas gali taip gerai mokytis. Taip, gerai. Kas kitas? Augustai, tau jau 9 metai. Tikriname tavo elgesį. Gero vaiko, geras elgesys. Man patinka toks rezultatas. O kaip tau sekasi mokslai? Geras rezultatas. Matau, kad tu stengiesi ir beveik neturi blogų pažymių. Mūsų patikra baigta. Tiesa, šiemet laukite iš manęs štai tokio voko su laišku, pagyrimo raštu, kalendoriumi, atviruku
ir įdomiu žaidimu. O dabar norėčiau jums parodyti savo sniego malūną. Jis stovi toli nuo čia, ant ledinio ežero. Pėsčiomis eiti tektų labai ilgai, o rogėmis nuvyksime akimirksniu. Štai jis, mano stebuklingasis vėjo malūnas. Sparnai sukasi, girnos mala ledą, paversdamos jį sniego kruopomis, o šiauriniai vėjai jas pasičiumpa ir išnešioja po visą platųjį pasaulį. Na kągi, metas pasigrožėti šventinę šiaurės pašvaiste. Matai, Augustai, tegu ateinančiais metais jūs lydi laimė. Tegu šie metai būna kupini įdomių reikalų, naujų pasiekimų ir linksmų nuotykių. Su švente ir iki pasimatymo.